Reinkarnacija – tikėjimas, kad po žmogus mirties jo siela atgimsta kitame kūne. Šis tikėjimas yra centrinė daugelio religijų, tokių kaip hinduizmas, tikėjimo dalis. Tačiau mokslinių įrodymų patvirtinančių reinkarnacijos egzistavimą nėra. Tačiau yra nemažai žmonių tikinčių, kad turi prisiminimus iš ankstesnių gyvenimų. Šie prisiminimai dažnai ateina per sapnus, regėjimus arba spontaniškus prisiminimus. Taip pat yra vaikų, kurie žino dalykus, kurių šiame gyvenime tikrai neturėtų žinoti. Pavyzdžiui, kalba užsienio kalbomis arba atsimena vietas, kuriuose jie niekada nėra buvę. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu neįtikėtiną Dorothy Eddy istoriją. Jinai teigia, gyvenusi prieš 3000 metų senovės Egipte ir buvusi viena iš šventikių. Tad gero žiūrėjimo. metai, Londonas. Niekuo nesiskiriančiai viduriniosios klasės šeimai gimsta mergaitė, kuriai duodamas Dorotės vardas. Jai būnant 3 metukų amžiaus, jinai nukrinta nuo laiptų. Akimirksniu iškviečiamas daktaras, kuris apžiūrės mergaitę, tėvams pranešė baisią žinią, kad jų duktė Dorothy yra mirusi. Jie paliko mergaitės kūną vieną, paguldytą jos kambaryje ir nusileido į apačią. Po kelių valandų tėvams sielvartaujant, jie išgirdo keistus garsus, sklindančius iš jos kambario. Jie akimirksniu nuskubėjo į mergaitės kambarį ir ant lovos pamatė Dorothy žaidžiančią. Per ateinančias kelias dienas tėvai atkreipė dėmesį į pasikeitusi mergaitės kalbėjimą. Tarytum būtų atsiradęs kažkoks tai kalbos defektas, nors tai labiau priminė akcentą. Mergaitei pasireikšdavo keisti sapnai, kuriuose jinai būdavo prie didžiulio pastato su didžiuliomis kolonomis, kuris turėjo labai gražų sodą. Ji viską detaliai papasakodavo tėvams, o šie sapnai vis pasikartodavo. Tėvai nekreipė labai didelio dėmesio, nes jai buvo vos 4 metukai, bet ji buvo tarytum apsėsta šios idėjos ir nesiliovė apie jį kalbėti. Ir galiausiai jinai pradėdavo sakyti tėvams, kad ji nori grįžti namo. Ir nors tėvai jai sakydavo, kad tu namuose, tai yra tavo namai, Dorothy atsakydavo, ne, tai ne mano namai. Mano namai tai tame parke iš sapno, prie to didžiulio pastato su kolonomis. Tada praėjus kuriam laikui, visi kaip ir buvo besusitaikę su Dorothy keistu elgesiu. Ir vieną dieną visa šeima nusprendė nuvykti prasiblaškyti į Londono istorijos muziejų. Ir tada jie visi nuėjo į egiptologijos skyrių. Mergaitė pribėgo prie vienos iš statulų ir pradėjo bučiuoti jai kojas. Mama paklausė, ką tu darai? Ir mergaitė atsakė, tai mano žmonės. Jie atrodė isteriškai ir vis šūkavo. Tada, būnant 7 metų amžiaus, jinai susidomėjo hieroglifais, kurie jai atrodė pažįstami. Ir galiausiai jinai pamatė vienoje iš knygų nuotrauką, kurioje pavaizduota Seti I šventykla esanti Egipte ir pasakė, tai mano namai, bet jie atrodo kitaip. Ten būdavo sodas aukštais medžiais, kas nutiko? Kada jai suėjo 10 metų, ji vis dar be galo domėjosi senovės Egiptu ir visą savo laisvą laiką praleisdavo Londono istorijos muziejuje, kur domėjosi įvairiausiais Egipto artefaktais. Matydamas jo susidomėjimą senovės Egiptu, jai mokintis pažinti hieroglifus pasiūlė išmokti vienas iš žinomiausių to laiko egiptologų. Ir tai jai sekėsi labai gerai. Tada sulaukusi 27, Dorothy susipažino su egiptiečiu, anglų kalbos mokytoju ir išvyko gyventi į Egiptą, kur jie susilaukė sūnaus, kurį pavadino Seti vardu. Pirmaisiais gyvenimo Egipte metais, kaip jinai teigia, ją pradėjo lankyti Hora, kuris jos teigimu buvo Seti I dvasia. Ji teigia, kad Hora pamažu per 12 mėnesių padiktavo jai ankstesnio gyvenimo istoriją. Jos aprašyta istorija užėmė apie 70 puslapių hieroglifinio teksto. Jame yra aprašytas jaunos moters vadinamos Betrašit gyvenimas senovės Egipte, kuri persikūnėjo į Dorothy Eddy asmenį. Betrašit šiame tekste apibūdinama kaip nuolankios kilmės. Jos motina buvo daržovių pardavėja, o tėvas kareivis Seti I valdymo laikais. Kai ji buvo 3 metukai, mirė jos mama ir ji buvo atiduota į Kon el Sultan šventyklą,
nes jos tėvas nebegalėjo jos išlaikyti. Kai jai buvo 12 metukų, vyriausiasis šventikas jos paklausė, ar ji nori išeiti į pasaulį, ar likti ir tapti šventąja mergele. Neturėdama visiško supratimo apie pasaulį už šventyklos durų, ji davė įžadus. Per kitus 2 metus jinai išmoko savo vaidmenį kasmetinėje Ozyro aistros ir prisikėlimo dramoje, vaidmenį, kurį galėjo atlikti tik Izidai pašvęstos mergelės. Vieną dieną mane aplankė Seti ir mes kalbėjomės. Tada mes tapome meilužiais, valgydami nevirtą žąsį. Tai senovės egiptiečių terminas, kuris yra lyginamas su valgyti uždraustą vaisių. Kai Betrašit pastojo, ji vyriausiam šventikui pasakė, kas yra tėvas. Tada jis jai pranešė, kad nusikaltimas prieš dievus buvo toks baisus, kad mirtis būtų pati tikriausia bausmė teismo metu. Nenorėdama susidurti su viešu Seti skandalu, jinai nusižudė, o nebuvo teisiama. Toks neva buvo Doroti ankstesnysis gyvenimas, kurį jai padiktavo pats Seti. Net laikęs namuose tvyrančios įtampos, jos vyras nusprendė priimti darbo pasiūlymą dirbti mokytoju Irake. Ir po kurio laiko jie išsiskyrė. Doroti su sūnumi išsikraustė į Nazlat al-Saman miestą, esantį visai netoli Gizos piramidžių, ir ten susipažino su egiptiečių archeologu Selimu Hasanu iš Senienų departamento. 1956 metų pradžioje Doroti liko be darbo, bet sulaukė 2 darbo pasiūlymų. Vienas iš jų buvo gerai apmokamas Kairo įrašų biure, kitas prastai apmokamas braižytojas darbas, bet pastarasis buvo Seti pirmo šventykloje, kurioje ji teigia gyvenusi. Tad 1956 metų kovo 3 dieną 52 metų amžiaus Doroti išvyko į Abidosą, kur buvo pradėta vadinti Seti, Seti mama. Egipto kaimuose buvo įprasta motiną vadinti vyriausiojo vaiko vardu. Abidosas jai turėjo ypatingą reikšmę, nes čia jos manymu jinai gyveno ir tarnavo Seti šventykloje. Ji jau buvo anksčiau lankiusi šioje šventykloje, kurioje pademonstravo savo pažangės žinias. Vienos iš šių kelionių į šventyklą metu Senienų skyriaus vyriausiasis inspektorius, kuris žinojo apie jos teiginius, nusprendė ją išbandyti ir paprašė stovėti prie tam tikrų sienų visiškoje tamsoje. Jai buvo nurodyta papasakoti apie piešinius esančius ant jų, remiantis ankstesnėmis šventyklos šventikės žiniomis. Jis sėkmingai atliko užduotį, nors tapybos vietos tuo metu dar nebuvo viešai paskelbtos. Pirmuosius 2 metus jis skyrė ir vertė hieroglifus iš neseniai iškastų šventyklos rūmų. Šis jos darbas ir įgūdžiai, kuriuos jį parodė versdama mįslingus tekstus kartu su kitais Senienų skyriaus nariais, sužavėjo visus. Jai Seti šventykla buvo ramybės ir saugumo vieta, kurią stebėjo geranoriškos senovės Egipto dievų akys. Ji teigia, kad ankstesniam jos gyvenime kaip šventikė, šventykla turėjo sodą, kuriame ji pirmą kartą susitiko su Seti I. Jei būnant mažai, niekas ją netikėjo, tačiau jei gyvenant Abidoso mieste, sodas buvo rastas ten, kur jinai jiems ir nurodė. Kiekvieną rytą ir vakarą jinai lankydavosi šventykloje, kad sukalbėtų dienos maldas. Ozyro ir Izidės gimtadienių proga jinai laikydavosi senovinio susilaikymo nuo maisto ir į Ozyro koplyčią atnešdavo alaus, vyno, duonos ir arbatos. Taip pat deklamuodavo Izidės ir Ozyro raudą, kurią jinai išmoko būdama mergaitė. Vieną iš šventyklos kambarių jinai pavertė asmeniniu biuru, kuriame dirbo savo darbą ir susidraugavo su kobra, kurią nuolatos maitino. Seti mirė 1981 m. balandžio 21 d. Abidose, visai netoli Seti I šventyklos, kuriame jinai teigia gyvenusi prieš 3000 metų. Nepaisant jos kontroversiškų pareiškimų apie jos ankstesnį gyvenimą, yra sutariama dėl jos didžiulio indėlio įnešto į Egipto tyrinėjimus. Jos žinios ir pasakojimai apie senovės Egiptą ir pačią Seti šventyklą padėjo padaryti ne vieną svarbų atradimą. Ką jūs manote, ar reinkarnacija iš tiesų egzistuoja? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video.